Sveiki, istorijos mylėtojai. Aš Ernestas Kuskailis pristatau Jums laidą Istorinės atminties archeologija. Laidoje matysite išskirtinę ir niekur nepublikuotą, kartais šiurpią tyrimų medžiagą. Susipažinsime su archeologų darbu, aplankysime laisvės kovų vietas ir išgirsime ekspertų, tyrėjų ar įvykių liudininkų pasakojimus. Stengsimės atskleisti neįmintas laisvės kovų paslaptis, kartu su jumis leisimės į naujas paieškas ir bandysime surasti dar nežinomas laisvės kovų vietas. Šioje laidoje matysime. Ar esate girdėję sakant, jei tik šios sienos prabiltų? Tiesa, regis, ką gali papasakoti senas plytų mūras ar gelžbetoninės konstrukcijos? O gali. Aplankėme vos kelias buvusios sovietinių represinių struktūrų areštines iš tų kelių šimtų buvusių, kur kalinti ir kankinti žmonės. Ant sienų iki šių dienų išlikę areštinėse kalėjusių asmenų parašai. Daugelis tų asmenų ten ir žuvo, buvo nukankinti arba neišgyveno dėl patirtų sužeidimų. Jie norėjo palikti žinutę kažkam, kas gal kada nors lankysis tose patalpose, skausmo ir kančios įgertose sienose skaitys jų paskutinius išraižytus žodžius. Dažniausiai tai jų pavardės, kartais ir vardai, kai kada net gimtojo kaimo pavadinimas, pasirašymo data. Tu esi įkūrėjas šitos ekspozicijos, šito muziejaus, kuriame dabar esam. Tai kaip sekėsi ir nuo ko prasidėjo visgi šito muziejaus įkūrimas? Tai muziejaus įkūrimas prasidėjo turbūt nuo vieno žmogaus ir visai ne nuo manęs. Nuo čia dirbusios gydytojos Netos Marčiukaitytės. Ji dar čia dirbdama gydytoja užsiminė, kad rūsyje yra įrašai. Ir tie įrašai yra išraižyti sienoje ar lubose, tiesiog yra žmonių įrašai ir kilo ta mintis išsiaiškinti, kokie tie įrašai. Aišku, jau buvo žinoma, kad čia 44-53 metais veikė NKVD, MGB, MVD štabas, buvo rūsys, kuriame kalino žmonės, čia ir gyveno tie patys stribai. Na ir tiesiog atėjo ta tokia mintis, savaime suprantama, kad čia mūsų partizanų, mūsų laisvės kovotojų įrašai, tremtinių įrašai, kurie čia buvo kalinami. Jeigu neklystu, dabar esame netgi viršininko kabinete buvusim. Galbūt ir buvo viršininko kabinetas, bet buvo laikotarpis, kai čia vykdavo tie tardymai. Žmonės tai prisimena, kad šitose patalpose, dviejose, kur dabar yra muziejus, atidarytas 2019 metais, tai čia juos tardydavo, apklausos vykdavo čia ir kabinetas galbūt kažkuriuo metu ir buvo viršininkų, bet taip čia jie gyveno šitam pastate. Tai šitos sienos iš tikrųjų daug skausmo yra sugėrę. O kaip sekėsi radinius surinkti? Nes čia ekspozicijoje tai matosi, tų radinių tikrai nemažai ir jau žiūriu, pritrūksta vietos. Taip, vietos jau iš tiesų trūksta. Tokių svajonių turim, kad gal kada ateityje pavyks muziejų praplėsti. Aišku, dabar aš čia nebedirbu, bet labai smagu prisiminti, kaip sekėsi įkurti tą muziejų. Tai tokia idėja kilo, kad kaip išsaugoti tos įrašus. Tai muziejus turbūt buvo pats geriausias įrankis, kaip išsaugoti įrašus. Tai nuo tų įrašų ir prasidėjo muziejaus kūrimas. Tai paskelbus žinią vietiniai spaudoj, tremtiniai ir žmonėm vietiniam papasakojus, kad čia kuriamas muziejus, jie patys norėjo perduoti daiktus, savo istoriją perduoti, Lietuvos istoriją. Na ir čia iš tikrųjų yra daug tremtinių, partizanų, giminaičių eksponatų, tai Mildažių, Stravinskų ir visų kitų ir netgi Dabrišių. Tai mes čia prie nuotraukų kolekcijos stovim ir čia yra tas pats Dabrišius. Taip, čia yra Liudvikas Dabrišius, kareivis. Slapyvardas kareivis. Taip, jisai buvo Lietuvos kariuomenės karininkas. Tai čia jo yra nuotrauka, 39 metai. Čia jis dar kariuomenėje. Šitas pastatas net kelis kartus buvo pultas partizanų, siekiant jį užimti, sunaikinti čia esančius stribus kolaborantus.
Kas jums yra žinoma apie tuos įvykius, kada jie vyko? Čia turbūt buvo pati partizaninio karo pradžia. Tai pati partizaninio karo pradžia, tai 45 metų žiema, vėliau jau ruduo. Ir ką iš nuotraukų galima matyti, tai kad vienas iš tokių, galima sakyti, organizatorių, ne organizatorių, bet labai prisidėjusių prie šitų partizanų puolimų, tai tuo metu buvęs ryšininkas Klemensas Vikruolis, kuris buvo, galima sakyti, toks susidraugavęs ir su stribais, bet jis, tokią tiesiog rolę turėjo, kad stribų draugas. Jis čia fotografuodavo. Čia tas fotografas? Taip, čia tas fotografas. Jis fotografuodavo, perduodavo tas nuotraukas partizanam ir tai partizanai daug sužinodavo apie čia įsikuršius stribus, amuniciją, kiek jų yra, kur jie gyvena ir taip toliau. Tai Klemensas Traigis Vikruolis labai daug prisidėjo prie puolimo. Aš buvau nustebęs, kad vis dar galima pamatyti buvusių kovų žymių. Ant šio pastato tiesa jos jau yra užtinkuotos ir uždažytos ir jų nepamatysime. Bet darant remontą buvo radinių? Buvo radinių netgi šioje patalpoje. Čia atkėlus grindis buvo rasta šovinų tūtelės, tai jos yra ekspozicijoje. Taip pat šita siena šioje vietoje, kur mes stovime, irgi yra berods kulkosvaidžio visa serija sušaudyta. Tai tiesiai priešais langą? Tiesiai prieš langą. Atskridę ir čionais buvo atsimušę į sieną. Taip. O ant Šventoriaus tvoros ten aš iš tiesų buvau nustebęs, kiek kovų žymių yra likę ten, partizanų pusėje. Taip, ten iš tikrųjų labai gerai matosi kovų veiksmas visas, galima ten tikrai atkurti. Ir kaip pats tą darai, tai rekonstrukcijai čia labai gera vieta. Labai puikiai vieta tyrimui. Kai šitiek žymių turim, kai šitiek galima pamatyti ir paliesti, tai paveikslas iš tiesų vaizduoti jau kur kas išsamesnis, negu vien tik tai rašytinė medžiaga. Gluoksnys Albinas, įrašas sienoje, ir tokių įrašų gerai įskaitomų šiame rūsyje yra apie 20, šiaip jų yra daug daugiau, tiesiog kiti yra nutrupėję, sunkiai skaitomi ir tiesiog nebeatpažįstami dabar. Tai tie įrašai yra padaryti Šilavoto valsčiaus gyventojų, kurie 44 turbūt pabaigoje, 53 metais šiame rūsyje buvo kalinami. Ir čia kalinami buvo partizanai, partizanų ryšininkai, rėmėjai, taip pat žmonės prieš tremtį, kurie buvo jau paskirti į tremties vietą. Jie čia buvo uždaromi, laikomi kelias paras ir tremiami iš čia. Čia buvo ir tremties punktas. Deltuva. Kas už Deltuvą, nelabai eina skaityti. Toks atrodo kaip veidrodinis užrašas. Bet data tai gerai matosi. 1947, 9 mėnuo, tai rugsėjis būtų ir 10 diena atrodo. Ir toliau dar užrašas tęsiasi. Ir rašyta tai su šitais, nes labai daug yra jų tiesiog išmoktų. Ai, šitos medžiagos, statybinės galima sakyti. Šitos vielutės. Tiesiog panaudota armatūra. Jo, nes visų įrašų tas plotis yra tokio pačio kaip ir šitos vielutės. Ir jie visi beveik vienodo didumo, išraižymo. Lieka nežinoma, kurio įvykio pasekmė atsirado šios kulkų žymės areštinės rūsyje. Galima įžiūrėti net keletą skirtingų kalibrų, tai būtų kulkosvaidžio ir netgi pistoleto kulkosvaidžio. Ir kiek teko klausti vietinių kraštotyrininkų, žinovų, įvykių, niekas negali šitą klausimą atsakyti. Bet šitos žymės būtent yra matomos tiesiai priešais areštinės langą. Reiškia, kad šitas žymės palikti ant sienos, kažkas turėjo su ginklu prieiti ir iššauti į vidų.
Dabar matoma tokia didelė anga, liukas, per kurį mesdavo partizanus, kitus kalinius, tai jis buvo užverčiamas tokias didelę metalinę plokštę, pro čia įmesdavo, per čia juos ištraukdavo ir tas įėjimas, per kurį mes patekome iš į Rusiją, tai atsirado jau daug vėliau. Tačiau ta pagrindinė vieta, per kurį čia patekdavo kaliniai, tai yra šitas liukas. Po trumpos pertraukėlės matysite. Bet aš dabar filmuodamas taiga pamačiau, žiūrėk, kairė pačioj, man atrodo Sadauskas ir B, ko gero. Taip. Pamenu 1991 metų pavasarį, kai pirmą kartą išvydau parašą Leipalingės Tribyno Rūsyje. Mano dideliai nuostabai pirmasis mano perskaitytas parašas ant tinkuotos sienos buvo mano močiutės brolio, Jono Savicko, slapyvardžiu Žvirblis. Būdamas jaunas ir neturėdamas gyvenimiškos patirties, nutariau močiutę nustebinti. Nieko nesakęs, atvedžiau ją į tą vietą, į tą rūsį ir parodžiau parašą. Mačiau, kaip jai pradėjo linkti kojos. Supratau padaręs klaidą. Tokiems dalykams žmonės reikia paruošti. Jonas Savickas. Mano močiutės brolis. Ir labai draugiškai pasirašė šalia Vaikšnoras. Visi vietiniai žmonės. Bet aš dabar filmuodamas taiga pamačiau, žiūrėk, kairė pačioj, man atrodo Sadauskas ir B, ko gero, priekyje. Sadauskas irgi vietinė pavardė. Taip, identifikuotas. Netgi atpažintas. Turim iš šitų trijų, kuriuos čia matom, Jonas Savickas, Vaikšnoras, Sadauskas. Taip, bronis Sadauskas yra atpažintas, Vaikšnoras yra atpažintas iš palaikų ir Jonas Savicko brolis yra atpažintas, o Jonas Savicko kol kas dar nėra. Kol kas dar nėra, dabar pasižiūrėk apačioj. Va, aš tai čia matau, Paliutis yra apačioj Algis. Na gerai. Matai, tu žinai. Ar Palutis? Ar Paliutis? Palutis, kaip jo pavadė? Paliutis, žiūrėk. A, L va šičia eina vadar. Taip. U, T, is. Algi. Nu, bet vietiniai žmonės. Vietiniai. Žinom. Čia va kažkas tai braukta, nu A, bet Vaikšnoras nuo iki. Pilnai visa pavardė matosi. Taip. Ir dar apačioj kažkas braukta. A, ir jau čia neįžiūrimai kažkas yra. Nu, matai, kiek čia pridaryta visokių dalykų, infrastruktūros, elektra, įvadai, visokie, viskas iškirsta. Ir čia dar matosi buvusio liuko pėdsakai. Tai čia užlietas gražiai, bet įėjimo išėjimo anga čia vienintelė buvus. Įmesdavo kalinius ir palikdavo, virš atsisėdęs stribas su taburetė, laikydamas savo šautuvą ir neleidžia niekam išlysti. Įrašai ant sienų įrėžtos pavardės be abejo sutampa su bylomis esančiose dabar ypatingame archyve, o tuo metu NKVD. Tik tai pavardės. Tuom laikotarpiu būdinga žmonių tomis pačiomis pavardėmis, bet aišku, kadangi tokia patalpa, galime kelti įvairias hipotezes. Galėjo
tą pavardę įrašyti tas, kuris čia kalėjo ir galėjo jo artimasis kaip atminčiai tam, kuris žuvo, galėjo irgi rašyti. Nes, tarkim, jeigu imsime Paliučio pavardę, ar ne, įrašytą, tai Paliutis Ferdinandas žuvo 45 metais ir Ryboje Leipalingio ir Kapčiamiesčio valsčių sandoroje, tai jis taip jau nutiko, kad šeima jį tiesiog pavogė ir palaidojo Gerdašių kapinėse. Na, o brolis Algimantas Paliepio miške ir didelė tikimybė, na, kad jis čia galėjo būti. Bet irgi mes nežinom, kokios būklės sužeistas, mes nežinom, kokios būklės tas žmogus buvo atvežtas. Kad nuo to galėjo nukentėti artimieji ir kad čia galėjo būti tardomi, be abejo, kad taip. Jeigu imsime pavardę Vaikšnoras, berods irgi yra. Ne? Teisingai, pasikartoja 3 kartus, jeigu neklystu. Taip, tai Vaikšnorų bent jau iš vieno Vaikšnoro Kazimiero Laimyno, kuris yra identifikuoti jo palaikai ir garbingai bus palaidotas, jo šeimoje 2 broliai buvo partizanai, Vaikšnoras Konstantinas Tigras, Vaikšnoras Alfonsas Uola. Laimynas buvo, na, smarkiai kankinamas. Pagal antropologų atliktus tyrimus nustatyti daugybinį krūstinės ląstos, kaulai sulaužyti, žodžiu, daug smūgiavimų patirta. Na, negali žinoti. Galbūt jis turėjo jėgų, kad ir sužeistas, atvežtas pasirašyti, galbūt ir ne. Kas kita visai kalbant apie jo brolį Alfonsą Vaikšnorą Uolą, kuris buvo suimtas ir paskui buvo nuteistas kalėti lageriuose. Konstantinas žuvo, vienareikšmiškai buvo iš karto nušautas ir viskas. Tai, na, galim svarstyti, bet vis tiek labai gaila, aišku, kad mes tos istorijos, tie dalykai mums ir liks iki galo neatskleisti, bet gal iš kitos pusės vis tik turime koncentruotis į tą rezultatą, kurį bendrai per ilgus metus ir Lietuvos laisvės kovotojai ir mūsų pogrindininkai pasiekė, kad dabar mes galime čia laisvai atsistoję kalbėti apie tai. Turbūt toks ir buvo jų pagrindinis tikslas. Be abejo, nes jeigu kalbėtume, tarkim, apie Bolesių Savicką, ar ne, nes Savicko pavardė čia taip pat yra ir čia iš tavo artimųjų, iš tavo šeimos, tai, na, Bolesius Savickas Strazdas ryškus, 44 metai berods jisai tampa partizanu, tik tai Vaikšnoras berods 45-aisiais duoda priesaiką, bet čia va ta banketa, čia visi tie patys 44 metai, kada ateina tas sovietų Baltarusijos 3 frontas, ar ne, Mizaruose liktai štabas ir čia jau partizanai ima burtis, jau Liepa subūrė būrį ir va tas Šarūno tos rinktinės, beje, Bolesius Strazdas, tai iš Liepos būrio ir yra būrininkas. Tai dalyvavęs 45 metų vasario 28 dieną garsiame Panaros mūšyje, vat, žiūrėkite, ar ne, 44 rugpjūtis ir 45 vasario 5 žūsta Boleslavo Šimkonio, reiškia būrys, ar ne, prie Kapčiamiesčio. Šarūno, taip, Boleslavo Šimkonio Šarūno, o jau 45 vasario 28 vyksta Panaros mūšis, kur 120 partizanų, NKVD duomenimis 250, reiškia, paskui atseit sovietinių karių 250 irgi liktai. Dabar tiksliai neprisimenu, bijau sumeluoti, bet žodžiu, mūsų partizanų žūsta 5 vietoj patvirtintų, neatsimenu tiksliai, 37 berods, o sovietų žūsta 70, tai yra didelis skaičius. Tai vykęs didelis Panaros mūšis. Na, jis dalyvis ir 1945 balandžio 16 Kazimieraitis apdovanojo už narsumą. Visi ir Kanapinskas, Kanapinas ir Boleslavas Strazdas, Savickas ir kiti yra apdovanoti, yra pasižymėję.
Tai net abejoju, ar mes kada nors turėsime išbaigtą sąrašą, nes ir šio rūsio sienoje yra išbrėžtas Jono Savicko parašas, tai yra Bolesiaus Savicko brolio. Bet jo palaikų mes dar neturim, o brolio mes turim jau atpažintus palaikus. Ir šiaip atrodytų keista, nes jis žuvo praėjus mėnesiui. Labai arti. Taip. Balandžio 18, gegužės 18. Taip. Ir na, sunku atsekti tą braižą. Mes Leipalingio valsčiuje, na, kiekvienas valsčius kitaip ar netvarkėsi ir viską, bet galbūt jeigu mes ir galime kažkokį pagal archeologinius tyrimus, kažkokią schemą, struktūrą sulipdyti iš radimo vietų ar ne iš radimviečių, tarkim, tai va tas, kuriais metais, kur galėjo nusitaikyti ir pakasti, nesiverčia žodis liežuvis savo sakyti, laidoti, kur tie kiti, nu, mes dar turime labai daug darbo. Mes dar turime labai daug darbo ir apsvarstyti, kiek yra tik tai įmanoma visas galimybės ir surasti. Aišku, dar yra ir netyrinėtų vietų. Yra netyrinėtų vietų ir dar laukia tyrimai. Tikimės, kad jie nenutrūks ir kad mes tai galėsime užbaigti. Ačiū tau už optimizmą. Tirsim toliau. Dėkui. Tikiuosi, kad ši laida paskatins istorijos tyrinėtojus imtis šių mirties grafiti tyrimų, imtis iniciatyvų išsaugoti esamus parašus, nes dabartiniais laikais visur daromi euro remontai, sunaikina ar paslėpia šią vertingą istorinę medžiagą. Kitoje laidoje aplankysime keletą išlikusių partizanų slėptuvių pastatuose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo.